Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai, šiandien turime balandžio 26 dieną. Nu, fokusas kaip visada, nenori fokusuoti, nesvarbu. Pamatavom vandens debitą, 12 litrų kibiras, prisipildo lygiai per 24 sekundės. Tai gaunasi 1,8 kubo į valandą. Čia didžiulis kiekis vandens. Per 10 valandų 18 kubų, o tokia srovė varo. Vanduo pilnai prasivalęs. Kas čia pas mus? Bajoriška karka. Bet šį kartą vanduo. Bajoriška karka, va, jokių smiltelių nieko nėra. Nu, fokusas, va, sufokusavo. Jokių smiltelių, švarus, skanus vanduo. Ir beje, be geležies. Ir dabar apie patį gręžinį noriu papasakot. Gavosi bendras, nu, fokusas, atsigauk dabar. Nu, va taip. Pats bendras gręžinio gilis gavosi 9 metrai. Nuo žemės paviršiaus prasidėjo iki 5,5 metrų žvyras. Toksai va. Tokios stambios frakcijos žvyras, bijau, kad nepraeisim, buvo ir akmenų stambesnių. Bet šiaip ne taip prasigrėžėm giliau, tada prasidėjo va toksai va rusas mėliukas. Gal sufokusuos, va toksai va rusas gražus. O po to jau tai tęsiasi nuo 7 iki 8 metro. Ir po to nuo 8 iki 9, vat matot, kaip sementui maišyta pilkas. Čia yra jau konkreti geležis. Ir jis jau smulkesnis toksai. Bet matot, ne skirtumo. Vat atrodo rusas smėliukas, o čia yra pilkas. Ir buvo užduotis tokia, kad jeigu yra galimybė padaryti vandenį be geležies. Nes pas kaimyną, už Berželio sodybą yra 15 metrų gręžinys, tai koncentracija didelė geležies. Gerbi filtro jo neįmanoma. Iš vis. Tai va taip atrodo gręžinio šachtą. Ten prasiplovė didžiulė, bet matosi vanduo blizga. Pamatavom vandens statinį lygį. 3,20 giliai stovi vanduo žemės paviršiaus. Tai va 5 metrai vandens stulpas yra sukėlęs gręžinį pačiam. O taip, tyliai labai dirba siurbliukas, geras užpildymas. Prie Luknos ežero gręžėmės čia už Trakų į Rūdiškių pusę važiuojant. Toksai va namukas, tokia va gražiai aplinka, su 200 metrų ežero pakrantė pa žmogų. Komplektuosim naują hidroforą. Sarkvirksą kilovatų 200 vatų. Užsisakė žmogus, kad su žarnom su visko sujungti galėtų iš karto jau laistyti. Atvažiuojam su džipuku prie kabelę, gręžėmės rankiniu būdu, vandens pagalba. Ir nueisim prie ežero pakrantės pasižiūrėsim. Tai va, lygiai greičiai kišome štangų, nes žvyras birėjo smarkiai. Žodžiu, tik lygiai greičiai štangų sukišom filtrą. Gal pusę valandos tenai kankinomės, kol ten jį po truputį sugrūdom. Į reikiamą gilį, į 8 metrą. Tai dabar filtras stovi nuo 7 iki 8 metrą. O nuo 8 iki 9 jau prasidėjo didelė koncentracija geležies. Tai va, tai žmogus tikrai bus patenkintas, nereikės papildomai 2000 eurų filtrų mokėti, kad galėtų gerti vandenį. Nu, va dabar einam prie pakrantės. Prasidėm 50 metrų gėsinė žarno. Grįžimo procesų vanduo reikalingas. Va taip atrodo Lukna. Ir va ir perkritimas grinai, va tas šlaitas toksai nėra didelis, 3,20 va ir yra ežero lygis. Nu, kaip ežeras, kai sakau, ežeras diktuoja vandens statinį lygį. Grįžinį. Nu, tai va ir grįžinys stovi vanduo 3,20 nuo žemės paviršiaus. Ten jo ta pakrantė visiškai lygi. Šita tokia jau į kalną eina. Ten toliau dar važiuoti, ten jau yra apie 8 metrus eina šlaitas. Tai čia dar mums pasisekė, kad tokia ne pačioj aukščiausiai vietoje gręžėmės. Gražus ežeriukas Lukna. Va ir užsakovas dirba. Apie 12 valandą sakė atvažiuos. Posėdį žmogui. Tai va dabar per tą laiką kaip tik sukomplektuosiu šiam naują hidroforą su dubliniu vožtuvu. Viskas pajungsiu. Ir liks tik tai jam atsiskaityti. Tai va, Lexusas dabar remonte, tai dabar su vandutė laikinai pavažinėsim. Vat, tikrai labai gražiai plankė, tokia rami. Vieta faina, tarp Berželių, užsakovai, kur buvo patogu, ten įsmeigė kuolą, tenai prasigrėžėm. Čia niekas čia jokių vandens gyslų čia neieško, čia su geologija tas gyslos nieko bendro neturi. Tai va, ir matot rezultatą, dar kartą einam pažiūrėti. Va. Nu tai varo vanduo. Vanduo geras, skanus be geležies. Va, tokia srovė. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gero vandens, iki.